Natalija Bunkė ir žvelgiant į jos veidą, tai tikriausiai neįmanoma nepastebėti labai ryškių skruostikaulių, jie aukštai iškelti, ganėtinai aštrūs ir tai yra lyderystės bruožas. Atkaklus tikslų siekimas drauge suteikia ir norą kontroliuoti kitus, perfekcionizmą ir drauge labai aiškiai tvirtą nuomonę, ypatingai savoje namų aplinkoje. Dar kai jie turi labai tokio ryškaus ir išskirtinio, tai labai įkypas akis. Aš dažnai įkypų akių, pavyzdžiui, renkuosi Melaniją Trump, bet iš tikrųjų galima ir Nataliją priskirti prie tokių įkypų akių ir tai išduoda žmogaus padidintą verslumą. Jis labai gerai mato visas galimybės ir čia kaip medžiotojo instinktas yra. Visi grobuonys turi labai įkypas akis, katės, liūtai ir panašiai. Kartu tai leidžia ganėtinai greitai perprasti žmonės ir jų ketinimus, apskritai dar ji yra ir labai empatiška, labai pajautimą gerą turinti. Ir tai rodo visa išraiškinga emocinio intelekto zona bei plona nosies nugarėlė. Visgi pati širdis yra kiek uždaroka, nes akys yra mažos ir jį tikrai apskaičiuoja, ar jai verta dabar atsiverti, ar visgi pasilikti ten tuos svarbius, jautrius dalykus savo. Kaklas jos yra ganėtinai plonas ir tai rodo, kad pati komforto zona pas ją iš esmės prigimtinai nėra plati ir ji tikrai turėjo įdėti nemažai darbo su savimi, kad ją praplėsti, arba kiti žmonės turėjo ją kiek palaikyti, paskatinti eiti į priekį. O žiūrint jos matricą, tai ji tikrai yra stipri, viduryje 11, rodo, kad greitai žmogus atsigauna po nesėkmių, yra stiprus fiziškai ir psichologiškai, linkęs veržtis į priekį ir darbas yra jos jėgos šaltinis, tai apskritai turėti daug veiklų, jai yra normalu ir netgi būtina. Jie taip pat lydi dar viena tokia griežtoka energija, galbūt labiau tėviška energija, penketas, tai tradicijų puoselėjimo energija ir visi jos tokie nepavykę santykiai, kurių buvo ne vieni, tai yra ženklas, kad to energija buvo realizuota kiek per minusinę pusę. Ir tokios dvi ganėtinai vyriškos energijos turi švelnumą, tokį sušvelninimą visoje jos matricai, tai antras arkanas, kuris suteikia Natalijai moteriškumo, intuicijos dovaną, ji dėl to moka sukurti tokią harmoniją, vienybę, sutaikyti kitus, susitaikyti pačiai, nesiginčyti su nieku ir tai yra jos ir talentas ir jai iš tikrųjų reikia to siekti, tai yra jokių ginčių, jokių ten kivirčų ir panašiai. Ir dar kas įdomu, tai talentų zonoje turi 13, kas papildo jos veide labai ryškiai dominuojančius skruostikaulius. Tai pokyčių inicijavimas, atsisveikinimas be jokių sentimentų su tuo, kas atgyvenę. Tai trumpai tiek, jeigu norite patys išmokti taip greitai ir ne tik greitai, bet ir tiksliai išsamei skaityti žmonių veidus arba likimo matricas, tai susitikime mokymuose, tai veidas.lt arba jūsų pačių veido ir likimo matricos analizėse.